Pilietiškumo dėlionė. Apie tai, kas vyksta aplink. Rusijos agresijos prieš Ukrainą pasekmes Lietuvai ir pasauliui. Pilietinės visuomenės svarba, dezinformacija ir gebėjimą ją atpažinti. Kultūros įtaka kuriant imperialistinę visuomenę. Ir kaip išlikti atspariems išorės grėsmėms. Artimiausioje laidoje apie scenarijų iš fantastikos skyriaus Demokratinė Rusija. Kas tai? Rusijos opozicionieriaus Vladimiro Karamurza žmona sako, nuobodi parlamentinė valstybė be vieno ryškaus lyderio. Ar tai išvis įmanoma, kad atneš karo pabaiga šiai šaliai? Diskusija apie tai ir Jevgenijos Karamurzos atsakymai į ne visiems Lietuvos merams įveikiamus klausimus. Pavyzdžiui, kieno Krymas? Ir ar turi Rusija būti padalinta, kad nebekeltų grėsmės kaimynams? Pilietiškumo dėlionė. Prie laidos finansavimo prisideda Spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas. Sveiki, bičiuliai, studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Šiandien pilietiškumo dėlionė kalbėsime su žurnalistais Vilija Kvedraitė. Labą dieną, gerbiama Vilija. Sveiki. Romas Sadauskas, kaip visada prisijungė prie mūsų pokalbio. Na ir štai, kaip girdėjome iš mūsų anonso, mes kalbėsime apie Rusiją, galbūt šiek tiek paliesime ir Baltarusiją. Seimas balsuoja dėl vadinamojo nacionalinių sankcijų įstatymo priėmimo, tam tikrai ribojimai Rusijos, Baltarusijos piliečiams diskusijų ir viešoje erdvėje netrūksta. Bet, ko gero, šiandien pradėkime nuo to, kiek įmanoma. Karas dar tęsiasi. Romai, kiek jums atrodo, kad įmanoma štai vieną dieną, tikėkime, kad karas baigsis ir nušvis šviesus rytojus, kaip įprasta sakyti, ir Rusija nebebus ta agresorė ir ten įsivyraus demokratija. Karas turbūt nesibaigs tais Abrams tankais Raudonoje aikštėje, kaip Arkadijus Babčenka kažkada juokavo ne kartą. Tai pasibaigus karui vis dėlto sudarius kažkokią taikos sutartį ar laikinas paliaubas, Rusija liks ta pati, kokia yra dabar. Kitą dieną neišeis milijonas žmonių į gatves. Jeigu jie neišėjo pirmąją karo dieną, kai jis prasidėjo, kai jų labiausiai reikėjo, tai vargu ir išsijudins, jau labiau, kad tebegalioja tie visi įstatymai, kurie už bet kažkokį antikarinį pasisakymą ar įrašę socialiniuose tinkluose galima gauti daugiau negu už žmogžudystę lengvinančiomis aplinkybėmis. Tai neįvyks per dieną. Nebejotinai taip ir iš tikrųjų tas apskritai šviesus rytojus turbūt niekas neįsivaizduoja. Man tai labai įdomu, iš tikrųjų sustinki rusus, kurie, yra tokie demokratiški, kurių mąstymas toks proeuropietiškas ir kurie iš tikrųjų vakaruose leidžia didžiąją dalį savo laiko ir vat su jais pasikalbėti, kaip jie įsivaizduoja tą Rusiją. Tai iš tikrųjų vieną mes ir išgirsim, Vladimiro Karamurzos žmona Jevgenija, su kuria kovo mėnesį kalbėjau Strasbūre. Tikrai labai žmonės tokie atrodo šviesus, mąstantis ir panašiai, bet vis tiek iki tam tikros ribos, kol neužkabini imperijos dydžio arba kokia ta Rusija, kokia jinai. Jie įsivaizduoja, jie nori likti tos demokratijos, bet ta demokratija turbūt mūsų supratimu ir jų supratimu, aš įsivaizduoju, kad jinai šiek tiek išsiskiria tie masteliai arba, ir man atrodo, nežinau, aš kas galėtų pasakyti, kokia ta Rusija galėtų būti demokratinė. Galim paklausyti iš tikrųjų, ar taip, Romai? Tai manau, kad jie turi tą viziją ir teko girdėti ne kartą išdėstytą netgi planą, kaip jie įsivaizduoja. Vienintelio dalyko, ko aš nematau tame plane, tai yra priemonių, kaip jie tai pasieks. Mechanizmo. Teoriškai viskas gražu, praktiškai kaip įgyvendint. Na, bet iš kitos pusės ir ko gero opozicija, jeigu mes taip vadiname, štai ir prezidento patarėjas sako, kad Lietuvoje reikėtų ir toliau išlaikyti atvertą tą humanitarinį kelią į Lietuvą patekti opozicijos atstovams tiek iš Rusijos, iš Baltarusijos, kiek jų ten dabar likę, sunku įsivaizduoti. Tai humanitarinis tas požiūris į žmonės bėgančius nuo karo ar į žmonės, kurie nepritarė Putino karui pradėtam Ukrainoje, yra vienas požiūris, bet iš kitos pusės štai ir Lietuvos politikų svarstomos tam tikros apribojimo taisyklės tiek Rusijos, tiek Baltarusijos piliečiam. Romai, ar galime čia atskirti mes tą humanitarinę pusę nuo išties tam tikro žvilgsnio į ateitį? Ne tik galima, bet ir reikia užjausti tuos žmonės ir šiuo atveju, kaip minėjot, Karamurzo žmona, tai jos vyras iš tikrųjų sėdi kali. Ilgai, kali. Aleksejus Navalnas, Ilja Jašinas, žmonės, kurie iš tikrųjų ilgam įkliuvo į tos despotijos nasrus ir aš nemanau, kad jie iš ten greitai išeis. Ir pats jų grįžimas, tarkim, stebėjau socialiniuose tinkluose kažkada Navalno skrydį į Maskvą. Tuo momentu dar buvo abejonių daugam,
kas bus toliau, man kažkaip atrodė, buvo gal aišku. nesuims. Ne. Ta prasme, ne. Buvo aišku, kad jis eina tiesiai žudytis. Tai yra savižudybės veiksmas. Karamursos atveju taip pat. Ypač tie, kurie grįžo į Rusiją po karo pradžios, kai ten jau viskas buvo pasikeitę, kai režimas sugriežtėjo smarkiai. Tai yra savižudybė. Ir sakysim, jie kalba apie tai, kad yra Rusijos politikai ir turi būti ten su savo tauta, bet tai yra visiška savižudybė, kuri tai tautai jokios įtakos nedaro. Jeigu, sakysim, mūsų Romas Kalanta, kai susidegino, kelios kartos po to jaunimo dainavo dainas apie jį, prisimindavo, taip pažadino. Tai jų šitą savižudybę, kai jie susipūdo, galima sakyti, savanoriškai kalėjimuose, apie juos nedainuoja. Bet vėlgi, sėdėti patogiai Paryžiuje, ar Rygoje, ar Vilniuje ir kalbėti, koks tu kovotojas, man irgi nesutampa tie dalykai. Pavyzdžiui, kaip ir Baltarusija, ar ne? Visą laiką irgi kovas ten vyko, ta gražiai vaikščiojo su baltom kojinytėm, lipo ant soliukų ir taip toliau, visiems buvo gražu, bet nieko nepadarė, kad kovoti. Po to arba sėdė, arba užsienį. Ir viskas. Ir taip sustoja. Ir niekas nebevyksta. Tai jeigu niekas, tas toks buvimas viduje, man atrodo, turi jisai prasmės, tik tai tiek, kad kažkodėl gal jie tikėjosi, kad tai darys didesnį įtaką, bet tai nedaro. Kita vertus, vėl ta pati Evgenija Karamurza pasakoja, kad neva tai Rusijoje yra ir ten tuose regionuose kažkokia pilietinė ta visuomenė, kažkokios tos užuomazgos, kurios ten kažką tai veikia, tik niekas nieko apie tai nežino. Nežinau, kiek tame tiesos yra. Taip, paklausykime Evgeniją Karamurza ir kolegės Vilijos kalbintąją Europoje, ne Rusijoje. Manau, kad šiuo metu reikia padaryti viską, kad susilpnintume Putino režimą, nes vienintelis būdas Rusijai būti taikiai su savimi ir savo kaimynais yra tapti demokratinė valstybė. Kito kelio nėra. Neišeitis apjuosti šalį nematoma tvora ir leisti jai ten užvirti. Tai sprogs. Ir tokios sprogimo pasiekmės bus dar katastrofiškesnės nei tai, ką matome šiandien. Manau, kad turime suprasti, kad to, ką matome šiandien, žiauraus karo prieš Ukrainą, lydimą Ukrainos žmonių genocido, reikėjo tikėtis. Nes tai rezultatas daugiau nei 20 mečius trukusio nebaudžiamumo, kuriuo mėgavosi Vladimiras Putinas, vykdydamas kitus agresijos aktus. Jei norime vieną dieną pamatyti Rusiją demokratinę šalimi, turime užtikrinti, kad tie žmonės, kurie protestuoja viduje ir kurie stengiasi susilpninti režimą iš išorės, būtų reikalingi. Reikia padėti jiems išgyventi, nes jie bus tie, kurie atkur šalį ir užtikrins, kad tai būtų demokratija, o ne totalitarinis režimas. They need to somehow survive this because they're going to be the ones to rebuild the country and to make sure that it is a democracy and not a totalitarian regime. Čia Rusijos regionuose kyla daug vietinių iniciatyvų. Tačiau problema, kad nesant laisvos žiniasklaidos, žodžio, susirinkimų, asociacijų laisvės, šioms iniciatyvoms labai sunku. Apie šios judėjimus tikrai labai mažai pranešama. Taigi manau, kad reikia padaryti viską, kad jie būtų remiami, tie, kurie yra šalies viduje. Ir stengiamasi sukurti ryšius tarp skirtingų grupių už šalies ribų, kad galėtume kartu susilpninti režimą ir parodyti žmonėms, kad jie gali išeiti į gatves į masinius protestus. Tai iš tikrųjų duos tam tikrą efektą. Tai man visą laiką toks klausimas, pilietinė visuomenė, bet ar tikrai žinom, ką remiam? Ar tikrai žinom, kur tie pinigai nueina ir kaip jie panaudojami? Ar tikrai pilietiniai visuomeniai? Toks su tokia Rusija jis visada tas klaustukas yra. Ir paskutinio laikotarpio tų vadinamųjų liberaliųjų demokratų tarpusavio rietenos gerai parodė, vieni kitų ryšių su oligarchais atskleidė, su valdžios struktūrom, su pinigais, kad tokie, kokie jie yra dabar, kaip kalba, kad tai yra ateitis ir jie atkurs demokratinę Rusiją, man visada kyla klausimas, kaip. Įsivaizduokim stebuklingą dalyką, kad karas baigėsi, Putinas nusišovė ir Rusijoje staiga įvyksta laisvi rinkimai, kuriuose niekas neprimeta glebiais biuletenių į balsadėžes, dalyvauja visi norintieji. Įsivaizduokim tokį stebuklą. Ir kiek balsų gaus šitie liberalieji demokratai. Man kažkaip tokia kirba nuojauta, kad vien ženkliai procentą. Nebūtinai iš tikrųjų jie tuo labiau, kad ir tos jų išeitys siūlomos dievai žino, kaip pavyzdžiui, nes ir pačią, štai tik girdėjom Evgeniją, kuris sako, kad ne išeitis yra uždaryti Rusiją, nes jinai ten sprogs, tuo tarpu vasarą kalbėjau su Novai Gazeta Europe redaktoriumi Kirilu Martinovu, kuris irgi pabėgęs iš Maskvos balandžio mėnesį ir kuris yra žurnalistas iš to garsaus opozicinio laikraščio ir jisai kaip tik sako, kad kai aš jo paklausiu, kaip jis
įsivaizduoja, kaip gali tas visas reikalas baigtis, ką daryti su Rusija. Tai vat jo mintis ir buvo, arba visiškai sutriuškinti kare, arba uždaryti ir tegu jinai ten viduje išsiverda. Visiškas sutriuškinimas kare neįmanomas, nes tai yra branduolinė valstybė. Niekas neis iki Maskvos. Tie patys ukrainiečiai neturi jokių tikslų, jie nori susigrąžinti savo teritoriją. Krymą, Donbasą, viskas. Ir toliau už sienos neis. Reiškia uždaryti ir tegu verda. Jo, tai vienintelė išeitis ir yra aptverti spygliuotą vielą, kaip sakė. Bet iš kitos pusės, kalbant apie tą spygliuotą vielą ir dabartinius procesus, kurie karui vykstant dar taip ir nevyksta Rusijoje, nepasitenkinimo ten yra, bet tas nepasitenkinimas dažnu atveju negalima tikėti, žinoma, sociologiniam apklausom, kurios yra publikuojamos, bet vis dėlto palaikymas karo Ukrainoje jis išlieka. Romai, aš nežinau, ar tau tenka susidurti su žmonėmis, kurie prasidėjus mobilizacijai, ypatingai didelis rautas buvo bėgančių, bet bėgančių nuo mobilizacijos, o ne dėl to, kad jie nori atvykę į Lietuvą, Latviją, Vokietiją ar Lenkiją imtis kažkokių konkrečių veiksmų. Buvo du srautai. Iš esmės pradinis srautas karo pačioj pradžioj buvo iš tikrųjų tų žmonių, kuriems nepriimtina, kurie jau spėjo kažką pirmomis dienomis pasisakyti prieš karą, ir buvo antra gerokai didesnė banga, ten kalbama minimi skaičiai nuo 700 000 iki 1,5 milijono beveik, bet tuo metu mes jau jų ir nelabai įsileidom. Baltijos šalys neleido taip jau masiškai jiems bėgti nuo mobilizacijos pas mus. Tie pirmieji prieš karą, tai jie realiai pabėgo iš karto po to įstatymo garsiojo, ar ne, kur po 9 dienų priėmė įstatymą, kad jeigu karas yra karas tau, tai viskas, 15 metų, tai po to jie ir bėgo. Visi kiti jau po to gali diskutuoti, kaip ten vyko. Na ir dar vienas klausimas, nežinau, kokia jūsų pozicija, štai ir tie apribojimai arba nacionalinių sankcijų svarstymas Lietuvoje, tame tarpe nekilnojamo turto įsigijimas, pilietybės įsigijimas Rusijos ir Baltarusijos piliečiams. Ar vis dėlto čia galima dėti kažkokį tai pasvarą į brūkšnelį, atskirti Rusijos piliečius nuo Baltarusijos, ar vis dėlto dėti lygybę ženklą? Štai ir Nacionalinio saugumo komitetas pritarė, kad Baltarusiams nebūtų taikomos tokie patys apribojimai, nes trūksta vairuotojų, jų trūksta apie 500,000 visoje Europoje, Lietuvoje jų trūksta nuo 15 iki 20-30 tūkstančių. Tai kaip jums atrodo? Tai vėlgi mes labai drąsūs vesti sankcijas ir apribojimus, kol tai nesijaučia mums patiems. Tos pačios transporto įmonės, tarp kurių beje yra ir gabenančių abejotinas prekes neva iš Kirgizijos, Kazakstano ar dar kažkur, kurių galbūt kilmė yra ir rusiška, dar ir įtakoja mūsų politinius sprendimus. Taip kad mes labai drąsūs kaltinti ten kokią nors Vokietiją, kad jie nesijima kažkokių veiksmų arba ES visą, kad nepriima griežtesnių sankcijų, bet vos tik paliečia mūsų pačių įmonės, iš karto dar svarstymo stadijoje įstatymai keičiasi. Juolab ir apie tas įmonės, Liudai, pasakoja iš tikrųjų, kaip tas vyksta, ar ne, kad čia Lietuvoje pristeigta yra tų naujų įmonių, kurios veikia kaip tiekėjas į Rusiją. Taip, ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius sako, kad laikinus leidimus Lietuvoje turintys Rusijos piliečiai įsteigė įmonės ir galbūt jis pažymė, jos tiekia į Rusiją elektronikos prekes, kurias galima panaudoti karo pramonėje. Šalies pramonininkai dabar siūlo uždrausti joms tiesiog prekiauti su trečiomis šalimis, tačiau Seimo nariai politikai sako, kad toks draudimas būtų sunkiai įgyvendinamas dėl teisinio reguliavimo, bet to jis galėtų būti lengvai apeinamas, nes, natūralu, kad leidimą laikinai gyventi Lietuvoje įmonės įsteigia Rusijos piliečiai, jie bendrauja su savo šalies įmonėmis ir per Vokietiją, Turkija, ir tų aplinkinių kelių, ko gero, yra ne vienas, Romai, ar ne, tos prekės, kurios patenka į sankcionuojamų prekių sąrašus, vis dėlto keliauja į Rusiją. Pakanka prisiminti šiandieninį LRT tyrimą, net ir lėktuvai keliauja. Ir tas vaizdas, kai tie patys Rusijos verslininkai įsteigia vieną įmonę kažkur Turkijoje, kita jau atsiranda tos pagrindų Europoje ir galiausiai lėktuvas atsiduria Palangoje, matosi, kad jie tuos kelius randa. Ir
mūsų tas įstatymų kūrimas yra daugiau skirtas vidiniai auditorijai. Čia gal Kasčiūno noras pasirodyti didesniu patriotu už kitus partijos kolegas, o iš tikrųjų tas tinklas yra su tokiom didelėm akytėm, kad per jį prasmunka visi, kas bent minimaliai deda pastangas prasmukti. Beje, konfederacijos vadovo, aš pacituosiu, augimas 10 000%, pavyzdžiui, kompiuterinės skaitmeninės technikos, aišku, kelia nerimą vien todėl, kad mikroelektronikos prekės, kurios gali būti naudojamos kariniais tikslais, tos pačios Rusijos išardant įrenginius ir panaudojant mikroelektroniką, kurio šiandien taip trūksta Rusijoje, mes tiesiog tokiu būdu remiame karą, mūsų įmonės remia karą. Taip kalbėjo konfederacijos prezidentas, pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius. Tai štai. Išėjo Apple, išėjo didžiosios elektronikos kompanijos iš Rusijos, ar trūksta? Pažiūrėkim, tose pačiose rusiškose internetinėse parduotuvėse, pas operatorius tie patys prietaisai, kurių buvo prieš karą, jie tebeguli ir dabar, nauji modeliai atkeliauja per Dubajų, per dar kažkur, net kainos nepakilo. Atvirkščiai, ten dėl rublio susviravimo gavosi taip, kad iPhone'ai atpigo Maskvoje. Jau nekalbant apie tai, kad iš tikrųjų, sugrįžta prie, svarbiausia, kad tai buvo tam tikrų momentų, tai vis tiek buvo kažkoks, tas badas buvo šioks toks, bent jau memų, ta prasme, kol atrado kelius, kaip kol atrado kelius. Galiausiai prisitaikė prie tų sankcijų, kadangi sankcijos yra naujos, prie senųjų sankcijų jie seniai prisitaikė ir ten praslysta. Naujos sankcijos reikalavo kažkokių tai pastangų, galiausiai tai buvo surasti tie keliai ir tai vyksta kaip ir su tais Rusijos šnipais, kurie buvo išsiųsti iš Europos valstybių, 400. Tie, kurie ambasadose dirbo, po diplomatinę priedangą. Bet dabar jie, ir Mi-5 Britų žvalgybininkai sako, kad labai intensyviai tiesiog jie sugrąžinami, bandoma bent jau sugrąžinti į Europą ir ne tik į Europą, bet ir į tas vietas, kurios yra susijęs su karinė parama Ukrainai ir su kariniais veiksmais Ukrainoje. Ir nemanykim, kad tarptų pabėgėlių, kurie čia vaizduoja aukas Putino režimo, nebus integruota tos pačios karinės žvalgybos agentų, kurie veiks tarp jų ir bandys sukiršinti, bandys padaryti, kad ta opozicija mums atrodytų kuo baisesnė ir negalinti nieko, koks man susidarė įspūdis, negalinti nieko pakeisti. Čia irgi yra tikslas. Pilietiškumo dėlionė. Na ir netrukus mūsų laidoje mes dar vieną fragmentą paklausysime. Jevgenija Karamurza kalba apie tuos klausimus, kurie galėtų būti kaip lakmuso popierėliai. Beje, ko gero visi prisimename ir rinkiminę kampaniją, kai ir Lietuvoje politikai kai kurios klausimus, Romai ar ne, tiesaus atsakymo taip ir nenorėjo arba negalėjo pateikti. Beje, štai krašto gynimas atrodo irgi aktuali tema, ar ne, ir jeigu aš neklystu, apklausos rodo apie 14% pasiruošę ginti ginklų, jeigu to reikės šalį užpuolus, virš 30% galėtų prisidėti kitais alternatyviais būdais. Bet aš norėčiau šiek tiek, kiek pabėgėlių, jeigu jos galima taip vadinti, iš Rusijos ir Baltarusijos įtaka jaučiama mūsų šalies visuomenėje, formuojant vienokią ar kitokią nuomonę. Aš tai manau, kad visai nejaučiama. Kol kas turbūt, kad nelabai taip. Per daug stipri ta matyt viešoji opinija. Mes labiau susiję šiuo atveju ačiū Dievui, labiau susijęs su Ukrainos viešąja erdvė ir ten sklandančios idėjos labai greitai pasiekė mus per tą patį Arestovičių su Feiginu, per kitus kanalus, o nuo Rusijos mes vis dėlto nutolom. Tie komentarai socialinėje erdvėje, kita vertus, aišku, vėl, ta lietuvių kalba, pavyzdžiui, ar ne, irgi užkirta kelią, pavyzdžiui, Ukrainoje žymiai lengviau kažką tai veikti rusams, nes tiesiog ta kalba yra visi, čia jau ne visi jauni žmonės apskritai nebesupranta rusų kalbos, aišku, Google Translate irgi padeda ir tie komentarai įvairūs būna pilasi ir kartais tiesa, man taip nutinka toks, kai paskaitai kažkokius komentarus po kokiu nors tokiu straipsniu, kad susijusiu su tuo, tai kartais apima tokia panika, ta prasme, ar tikrai, ar aš tikrai čia gyvenu ir ta visuomenė yra tokia, bet tada godžiuosi, kad čia turbūt tik tai ta maža dalis, kuri garsiai rėkia. Tai ten gali būti kažkokia tai. Kitas dalykas, kad tos idėjos vis dėlto atkeliauja, prasisunkia. Ir kalbam, kad nuovargio nuo karo tarsi ir nėra, bet apklausos rodo vis dėlto šiek tiek kitokį rezultatą, kad tai nebėra
pirma aktualija. Pirma tema, taip. Ja. Kainos, energetiniai dalykai, viskas po truputį nustumia į antrą planą ir nemaža dalis visuomenės vis dėlto linkusi į kompromisus dėl tų ekonominių dalykų. Iš vienos apklausos netgi įdomus duomenys, kad tai labai siejama su jų pačių ekonominė padėtim. Ta prasme, vyresnio amžiaus, mažesnio išsilavinimo gyvenantis labiau provincijoje, žmonės linkia daug mažiau į tos tokius išlaikymą principinės nuostatos Rusijos atžvilgiu, negu labiau pasiturinti tą pirmoji Lietuva, kaip sakė. Na, bent netgi kalbant apie sportininkus, ar ne, sportininkų dalyvavimą, štai paskutinės apklausos rezultatai rodo, jog 4 iš 10 lietuvaičių būtų neprieštarautų, jeigu Lietuvos sportininkai dalyvautų tose pačiose. Beje, toje apklausoje labai įdomi detalė, kad buvo sugretinta šitie skaičiai ir su balsavimu už partijas ir labai smarkiai išsiskyrė, sakysim, centro kairės ir centro dešinės rinkėjų požiūriai. Tai. Na, o dabar paklausykime dar vieną fragmentą, Jevgenija Karamurza, ir čia tie klausimai, į kuriuos, ko gero, atsakymus dar nėra radę ir mūsų visuomenės nariai. Turiu vieną trumpą paskutinį klausimą, kurį šiandien dažnai užduodame ir Lietuvoje. Kieno yra Krymas? Sorry? Whose is Crimea? Are you serious? Jūs rimtai? Let me answer this way. Leiskite man atsakyti taip. Kai kalbėjau apie Ukrainos pergalę Ukrainos sąlygomis, turėjau omenyje, kad kiekvienas Rusijos karys turi palikti Ukrainos teritoriją, įskaitant visas nelegaliai okupuotas zonas. Ar tai atsako į klausimą? O ką Jūs manote apie siūlymus, kad Rusija turėtų nebebūti tokia pati po karo ir išsiskaidyti į atskiras valstybės? Aš nemanau, kad tai būtų sprendimas. Rusijos problema ne jos dydis, o jos politinė sistema. Tai, kad valdžia šalyje yra labai centralizuota, kad kiekvienas sprendimas ateina iš Kremliaus, kad regionai negerbiami, negerbiamos jų teisės, negerbiami jų gyventojai, negerbiamos etninės mažumos Rusijoje. Problema ta, kad viskas sprendžia kažkas, kas sėdi Kremliuje, o mes neturime veikiančių pilietinės visuomenės mechanizmų, jokios stabdžių ir atsvarų sistemos šalyje. Tai yra Rusijos problema, o ne jos dydis. Kodėl aš sakau, kad šalies suskaidimas į milijoną gabalų nėra išeitis? Nes kas sakė, kad tai bus demokratija? Kodėl tokia prielaida, kad jei Rusija subyrės, jie išsiskirs į demokratijas? Kodėl taip? Fondas, kuriame dirbu, Laisvosios Rusijos fondas, daug dirba su etninėmis mažumomis, regionais, remia judėjimus ten. Yra Laisvosios Buriatijos fondas, Laisvosios Kalmukijos fondas, Laisvosios Tuvos fondas. Taigi mes žinome, kad ten reikalaujama ne nepriklausomybės nuo Rusijos, o pagarbos. Reikalaujama, kad jie būtų vertinami kaip bendro paveikslo dalis, kad jų teisės būtų gerbiamos. To reikia. O jei pažiūrėtume, pavyzdžiui, į rytinius regionus, patikėkite manimi, jie nelabai entuziastingai nori atsiskirti nuo Rusijos, nes rytoj jie taps Kinijos dalimi. Ar to mes norime? Ar norime padaryti Kiniją stipresnę, ar ji nėra pakankamai stipri tokia, kokia yra? Tad nemanau, kad jos galia ir įtaka tame regione turėtų būti sustiprinta. Ir pavyzdžiui, kai kalbame apie buvusios sovietinės respublikas, jos turėjo gana apibrėžtas sienas ir teritorijas. Taigi, kai žlugo Sovietų sąjunga, šios teritorijos su gana apibrėžtomis sienomis tapo nepriklausomomis šalimis. Šiandien Rusijos regionuose tų sienų nėra, jos nėra konkrečios. Ir tai yra dar viena problema, kaip suskirstyti šalį, į kiek dalių pagal ką, ar kaip padalinti tokius regionus, kaip Kabardino-Balkarija ar Karachai-Čerkesija, kurie iš tikrųjų yra dirbtiniai dariniai. Šios teritorijos niekada neturėjo būti sujungtos. Ar pavyzdžiui, ką daryti su Kalmukija, kuri neturi geriamojo vandens? Ar jie tiesiog iš karto priklausys nuo kaimynų? Kaip ta problema bus sprendžiama? Mano įsitikinimu, Rusijos problema yra ne jos dydis, o politinė sistema. Ir politinė sistema turi būti pakeista. It is political system, and the political system has to be changed. Manau, galvojama apie skaidimą ne dėl dydžio, daugiau dėl kitų dalykų. O kaip, pavyzdžiui, su Čečėnija? Žinote, aš nesu politikos analitikė ir nepakankamai išmanau tos dalykus, kad galėčiau nuodugniai atsakyti į šį klausimą. Žinau, kad yra labai geras Vladimiro Milovo vaizdo įrašas, kuriame aprašoma situacija skirtingose regionuose ir jis paliečia kiekvieną iš jų. Taigi kviečiu pasižiūrėti dėl išsamesnės informacijos. Čečėnija visada buvo sudėtinga. Sunku net pradėti diskutuoti apie Čečėniją su visais baisiais karais, kurie vyksta jos teritorijoje. Nuo pat Sovietų sąjungos žlugimo, nes pirmasis karas čia prasidėjo dar 90-aisiais ir nuo to laiko tai tęsiasi. Ten padėtis tik prastėja. Ir su Ramzanu Kadyrovu jį pasiekė visiškai protu nesuvokiamas proporcijas. And with Ramzan Kadyrov, it reached
absolutely mind-boggling proportions. It's complicated. As I said, if Vladimir were here, he would give you a very detailed... Jeigu Vladimiras būtų čia, jis labai išsamei paaiškintų visų būtinų reformų programas, kurių reikia Rusijai tapti demokratija. Aš noriu, kad Rusija būtų nuobodi demokratinė valstybė, kurios parlamentas diskutuoja apie biudžeto klausimus, o ne branduolinės atakas prieš kaimynus. Tokios Rusijos aš noriu ateityje. Pilietiškumo dėlionė. Klausykite šiandien. Girdame Jevgenijos Karamurzos mintis, jos ko gero irgi sukelia tam tikrų minčių, tačiau prieš pratęsdamas mūsų pokalbį labai trumpas Lietuvos banko skaičiavimais. Praėjusiais metais nuo karo pradžios bendras Lietuvos eksportas į Rusiją sumažėjo 4%, tačiau 4,2% padidėjo į kitas nepriklausomų valstybių sandraugos šalis. Manoma, kad ši statistikos dalis verslo nesankcionuotas prekes į Rusiją gabena per aplinkinės valstybės. Na, paprastas konkretus skaičius, jokio sumažėjimo čia nėra. Romai. Nėra? Kalbant apie tą, aš tai dar sugrįšiu prie tos pilietinės visuomenės, kurią Karamurza minėjo ir kur kaip atrodo toks modelis, kurį įsivaizduoja, kaip jis atsiras iš mechanizmo. Kepurės. Būtent mechanizmo, kaip pereiti iš dabartinio autoritarinio Putino režimo į tą parlamentinę respubliką, kaip ir nėra. Tam reikia, kad žmonės, kurie turi tokį planą, laimėtų laisvus rinkimus. Laisvų rinkimų nieks neleis surengti, jeigu leistų, jie jo nelaimėtų. Kitaip sakant, tai yra visiška utopija. Ir man tai šiek tiek tas požiūrį, turbūt tas suvokimas šiek tiek ir skiriasi mūsų ir jų, nes, pavyzdžiui, tas bijojimas, kad Kalmukija neturi vandens ir iškart taps priklausoma nuo kaiminių valstybių, bet būti priklausoma nuo demokratinių valstybių nieko tokio, mes esam priklausomi. Gal ir taps, bet dėl Rusijos dydžio, jinai sako, kad tai nėra problema, o problema demokratija. Dydis taip pat problema. Pirmiausia, todėl, kad tokia Rusija, kokia susiformavusi dabar, yra tipiška 19 amžiaus imperija. Buvo Britų imperija, prancūzai turėjo savo, net olandai, visi žailės. Visos tos vakarų šalys atsisakė savo. Taip. Jiems buvo lengviau, jų kolonijos buvo kažkur už vandenynų. Rusija kūrė savo imperiją, užimdama gretimas žemės. Ir jas visas pasiliko. Tai jinai liko ta klasikinė 19 amžiaus imperija 21 amžiuje. Ir tai yra įtampa tarp pasaulio, kuris yra jau kitoks visiškai, ir tos iš 19 amžiaus atsineštos imperijos. Bet tas imperializmas, kuris glūdi ir tuose pačiuose opozicijos atstovuose, ir jas kartais galima išgirsti, kaip Vilija pateikė vieną ar kitą konkretų klausimą, ir tu tada iš atsakymo supranti, kad ta imperializmo sėkla, ji niekur neišgaravo ir toliau ten tūno ir laukia palankaus momento. Galbūt nebūtų tokia agresyvi šitoj sėkla. Aš ten galbūt matau ir kitokį žaidimą, kad Rusijos baudžiamo kodekso straipsnis už teritorinio vientisumo pažeidimą, kad sugrįžus kartais neprisiūtų dar vieno, kur irgi ten virš 10 metų nusimato sėdėti. Yra ir tas variantas, taip, iš tiesų, bet tas toksai, ir man tas pilietinės visuomenės vis dėlto kūrimas viduje, jis labai toks. O į klausimą, kieno Krymas, jie išmoko atsakinėti teisingai tik tai karo įpusėjus, kai jau suprato, kad gal Rusija grįžti jau nebeišeis ir kad vakaruose kitoks atsakymas jau nebetinka. Dar neseniai girdėjom, kad Krymas nesumuštinis. Nesumuštinis arba žemėlapį, ar ne, kaip buvo ir Navalno komandos, pavyzdžiui, tai tie tokie požymiai jie buvo. Kai norėjosi labiau įtikti, sakysim, tai daliai Rusijos gyventojų, kurie dar turi tų imperinio mąstymo būdo. O vis dėlto jis giliai iššaknėjęs. Na, aš tikiuosi, kad mūsų laidoje pilietiškumo dėlionė mes tai po truputį nagrinėdami ir bandydami suprasti tą pilietiškumą ne tik tai mūsų šalyje, bet ir kitose šalia esančiose šalyse, nes kaimynų dėja mes negalime pasirinkti ir tai irgi mums yra aktualu, kas bus Baltarusijoje, kas bus Rusijoje, kas bus toje pačioje Ukrainoje, kurią lietuviai taip remia, ir aš tikiuosi, kad tas nuovargis nuo karo neateis, nors žinoma, kasdieniniai ekonominiai, socialiniai klausimai, jie kuo toliau, tuo tampa aktualesnė, čia su Romu aš sutinku, bet Romai, vis dėlto, ar jauti, jog ta įtampa įslūgsta visuomenėje? Aš kalbu apie Lietuvos visuomenę ir tos temos, na, galbūt jau nebepatenka į pirmąjį trejetuką, išskaitant, išmetant galbūt karą, o galvojant apie kitas problematikas. Įtampa slūgsta pirmiausia todėl, kad nebėra pojūčio tiesioginės grėsmės. Vis dėlto karo pradžioj
daugelis Lietuvos piliečių, ypač mažiau besidomėjo į visų politiniais įvykiais ir nesitikėjusių jo, nerimavo, kad tai gali ateiti ir pas mus. Dabar mes jau santykinai jaučiame saugiai. Kiek tai yra objektyvų saugumas, sunku pasakyti, bet karo analitikai sako, kad ta grėsmė vis dėlto nėra išnykusi konflikto tarp NATO ir Rusijos, bet matydami, kaip Rusijos armija šturmuoja metus Bakhmutą, kaip žadėjo užimti Berlyną ir Varšuvą, o kažkodėl į ten patraukė per Bakhmutą, kurio niekaip negali užimti. Tai sugriuvo tos iliuzijos, kad jie čia gali Lietuvą irgi per parą pražygiuoti. Tai žmonės jaučiasi saugiau, atitinkamai jausdamiesi saugiau, mažiau nerimauja. Tai čia natūralus rezultatas. Ukrainiečių pergalių rezultatas. Taip. Tikrai taip, aš galiu pati savo pavyzdžių pasakyti, kaip pirmus 2 mėnesius, bent jau 2-3 turbūt net mėnesius, tu tiesiog galvoja, kad bet kada čia, bet kada prasidės čia. Paskui tas kažkaip tai supranti, kad ne, jeigu jau neprasidėjo, tai jau tikriausiai vis dėlto ne. Po tiek trunkančio pokalbio, kai mes kalbėjomės, dabar pultumėm refreshint jau telefonuose, ar per tą laiką kažkas neįvyko. Taip. O po to atsiranda tas iš tikrųjų, supranti, kad vis dėlto tas NATO gerai. Gerai. NATO katinu, mes mūsiškiai vadinam, nes džiaugis, kad tu NATO katinas. Šitoks buvo. Na, štai tokia optimistinė gaida. Šiandien mes baigėme pilietiškumo dėlionės laidą. Studijoje Vilija Kvedaraitė, Romas Sadauskas ir Liudas Ramanauskas. Būkite kartu. Mūsų laidas galite surasti podcast'e, YouTube ir svetainėse. Tad nepamirškime, jog pilietiškumo dėlionę dėliojame mes kiekvieną dieną savo mintimis ir svarbiausia savo poilgiais. Pilietiškumo dėlionė. Pilietiškumo dėlionė. Prie laidos finansavimo prisideda Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.